Neleiskime senolių mintims paskęsti vargingoje kasdienybėje. Būkime šalia, širdimi klausykime jų istorijų ir dėmesiu bei dubenėliu sriubos sušildykime tylumoje einančias senolių dienas. Atvykome į Prienus. Šiame gražiame Nemuno padalintame mieste visada buvo puikiai suaugusiųjų organizuotas darbas su jaunaisiais maltiečiais. Todėl ir pilnus gardžios, šiltos sriubos termosus tiesiai iš čia, iš Ąžuolo progimnazijos valgyklos, savo globojamiems seneliams 2 kartus per savaitę neša būtent jaunieji maltiečiai. Esame pas Anelę, vieniša močiutė. Vaikų niekada neturėjo. Vyrą palaidojo prieš 1,5 metų. Labai sirgau smarkiai va šitoj lovukėj, 4 metus aš išslaugiau paralyžiuota. Močiutė graudinasi kalbėdama apie vyrą. Man savo žmogučio labiausiai trūksta dabar. Apie vienintelę savo gyvenimo meilę. Vis tik 62 metai išgyventa šalia, vienas kito visko dalinomės. Anelės pensija jau kartu su našlės priedu vos daugiau nei 400 eurų. Visus metus taupo žiemai, kai reikės mokėti už šildymą. Tai maltiečiai šitie mano visas įsigelbėjimas, visa mano pagalba. Mergaitės, kaip ateina. Ačiū mergaitės. Ir vienu žodžiu, ne vienas jautiesi. Senolė džiaugiasi, kad jų daugiabutyje nuostabūs kaimynai. Visada ją pašnekina, kai pati randa jėgų išeiti į namo kiemą ir pasidėti ant suoliuko prie laiptinės durų. Tai turiu dar mūsų name, yra kelios baubukės irgi tokios jau viski pagyvenusios. Aš irgi nemažai. Čia mano metai jau. Važiuojame į Pakuonį, miestelį Prienų rajone. Senolė Kazė, ją irgi nuolat lanko maltiečiai. Tačiau šios dienos aplankymas bus ypatingas. Senolė laukia termoso su šilta sriuba, bet šįkart kartu su sriuba maltiečiai jai atvežė dovaną. Atvežėm jums telefoną, kurio taip norėjot. Ir va, pamokinsiu, kaip naudotis. 88 metų senolė namuose turi laidinį telefoną, bet ji pati nedrąsiai maltiečių buvo prašiusi mobiliojo ir ne bet kokio, o būtinai su mygtukais. Silpnai reginti, o viena akimi išvis nebematanti, senolė nenorėjo išmaniojo telefono, kokius dabar turi visi. Su mygtukais jai bus paprasčiau. Greitai ją išsikvies svarbiausia. Nesaugiai ji pasijuto visiškai neseniai, kai mirė sūnus, vienintelis senolės vaikas. Jo, buvo vienas berniukas, buvo, mirė, dabar neseniai. Vyrą palaidojo prieš 20 metų, gyvena visiškai viena. Senolės pensija vos 400 eurų. Maltiečiai yra vieninteliai, kurie ją lanko nuolat. Koks gražus būna gyvenimas, kai padarai ką nors gerą. Būkime nuoširdžiai dosnūs ir aukokime. 1415 10 eurų, 1601 5 eurai. Jeigu galite paaukoti didesnę sumą arba remti reguliariai, daugiau informacijos rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.